Lapkričio mėnesį energetikos ekspertas Lietuvos atsinaujinančios energetikos konfederacijos prezidentas Martynas Nagevičius paskelbė informaciją apie akumuliacinių elektrinių statybą. Štai jos turinys. Vokietijoje uždarytos 2021 metais Gundrenmingeno atominės elektrinės vietoje po neseniai nugriautų senųjų aušintuvų, jų sprogdinimo vaizdo įrašas prieš kelias savaitės buvo itin populiarus internete, bendrovė RWE pradeda didžiausias Vokietijoje akumuliacinės baterijos, kurios galia siekia 400 MW, 700 MWh statybas. Statybų pabaiga numatoma 2027 metais. Energetika žengia į naują erą. Įdomu tai, kad Lietuvoje panaudojant senųjų elektrinių infrastruktūrą, taip pat planuojama pastatyti ne vieną akumuliacinę bateriją. Kruonio hidroelektrinėje bendrovė UAB Ignitis gamyba projektai rengia 99 MW 198 MWh akumuliacinės baterijos projektą. Kauno termofikacinėje elektrinėje bendrovė UAB Kauno termofikacijos elektrinė rengia 25 MW 110 MWh akumuliacinės baterijos projektą. Visagino atominės elektrinės teritorijoje įgyvendinami net 2 projektai. UAB Global Mint Center 120 MW akumuliacinė baterija ir UAB Baltic BESS 50 MW akumuliacinė baterija. Mes pasidomėjome pas Ignalinos atominės elektrinės direktorių Liną Baužį, ar Altra dalyvauja tokiuose projektuose. Mūsų pagrindinė misija yra šitoj, kad Ignalinos atominės elektrinės kaip branduolinio energetikos objekto eksploatacijos nutraukimas. Čia yra pagrindinis mūsų fokusas, į ką mes orientuojamės ir yra pagrindinė mūsų pareiga. Tai yra finansuojama donorų pinigais, ES ir valstybės biudžeto lėšomis iš dalies. Antras svarbus dalykas, aišku, yra efektyvumas, kad tai būtų kuo mažesni kaštai. Tai, sakykime, dalyvavimas kitose projektuose, kuris nėra susijęs su elektrinės nutraukimu arba nėra susijęs dar yra radioaktyvių atliekų tvarkymas, giluminio atliekino, tarkim, statymas ar kitų vidutiniškos ar mažesnės trukmės. Taip pat mes esame įtraukti dabar į vyriausybės sudarytos darbo grupės dėl galimybių studijos dėl mažųjų modulinių reaktorių. Irgi yra mūsų, kaip sakant, dalyvavimas, yra mums pavesta, kad tai daryti, akcininkų lūkesčių laiške tas yra numatyta. Ne? Ir kas be giluminio dar atlikino, dar komercializacija ateityje, kas nusimato, tai kad tos įgytos žinios, kurias turim, kad jas galėtumėm eksportuoti tiek į kitas šalis, pardavinėti žinias ir iš to valstybė gauti naudą. Visi kiti dalykai, kaip kaupiklių statymai, elektros energijos kitų gamyba, galime svarstyti kaip kažkokią dalinę partnerystę, bet prioritetas vienareikšmiškai yra šitos elektrinės eksploatacijos nutraukimas, išmontavimas pilnas. Tai atsakant tiesiogiai jūsų klausimą, ar mes dalyvavom, nedalyvavom, nes tai nėra mūsų prioritetų žemėlapį. Jeigu būtų toks poreikis, kad, tarkim, valstybė dabar remia, finansuoja, tarkim, tų pačių kaupiklių įrengimą, ne? Jeigu ateitų verslas ar kitos energetikos įmonės ir sakytų, žiūrėkit, darom, mes čia pas jūs pastatom arba nuomojam arba kažkaip, kad elektros energija, kuri yra reikalinga šitai įmoniai, tai svarstysim. Kol kas, tai mes neturim jokio, kaip sakant, diskusijų, mes nesame įtraukti į šitą projektą ir bent jau artimiausių perspektyvų, kaip sakant, pokalbio apie tai nevyks. Lapkričio 27 dieną taryba patvirtino naują daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administravimo mokesčio maksimalios kainos skaičiavimo tvarką. Su šiuo klausimu kreipėmės į Visagino būsto direktorių Vytautą Šlaustą. Mūsų iniciatyvą Visagino savivaldybės taryba patvirtino naujus maksimalius administravimo tarifus. Bendrojo naudojimo patalpų administravimo? Būtent daugiabučių namų administravimo. Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objekto administravimas kaip administratoriaus funkcija. Paskutinį kartą tarifas buvo keistas 2017 metais, tad faktiškai 8 metus jis nesikeitė. Tačiau mūsų specialistų paslaugų įkainiai per tą laiką augo. Jie augo kartu su darbo užmokesčiu. Kilo minimalioji alga, kilo atlyginimai ir kitiems mūsų specialistams.
Per šį laiką atlyginimai pakilo tiek, kad anksčiau patvirtintas maksimalus tarifas jau nebedengia mūsų realių išlaidų. Ši veikla mums tapo nuostolinga. Todėl kreipėmės į savivaldybę, kad būtų persvarstytas maksimalus tarifas. Nuo mūsų nepriklauso, kokio dydžio bus pats tarifas, nes yra speciali metodika, galiojanti visai Lietuvai, visoms savivaldybėms. Ji vienoda, skaičiuojama pagal tą patį principą, tik keičiasi skaičiai priklausomai nuo gyvenamojo namo kvadratūros. Gerai, kad taryba tarifą patvirtino, tačiau tai nereiškia, kad Visagino būstas gyventojams iš karto siūlys tarybos nustatytą maksimalų dydį. Dabar mes pradėjome skaičiavimus. Kokio minimalaus tarifo mums reikia, kad būtų padengtos faktinės išlaidos. Būtent tokį tarifą ir siūlysime savo paslaugoms, nes naujas maksimalus tarifas, lyginant su buvusiu, yra per didelis šuolis. O mūsų gyventojai juk ne milijonieriai. Mes tai puikiai suprantame. Patys gyvename tokiomis pačiomis sąlygomis. Todėl elgsimės korektiškai, objektyviai ir pagrįstai. Ar tarifas pasikeis tik kitais metais? Tai įsigalios nuo kovo mėnesio. Per šį laiką turime pateikti savivaldybės administracijai savo naujus pasiūlymus. Jie juos įvertins, palygins, teiks savo pastabą ir taip toliau. Jeigu mūsų siūlomi tarifai bus priimtini, tuomet mus patvirtins. Jei ne, bus paskirtas kitas daugiabučių namų administratorius tose vietose, kur nėra įsteigtų namų bendrijų. Visagino būstas patiria reikšmingų išlaidų popieriniams dokumentams. Tai susiję su tuo, kad atliekant apklausas, pavyzdžiui, renovacijos klausimais, gyventojai ne visada aktyviai dalyvauja, todėl procesą tenka kartoti, vėl spausdinti ir pristatyti dokumentus. Kanceliarinės išlaidos auga ir įmonei toks metodas tampa vis mažiau naudingas. Kasa taip pat dirba, nors dabar jau yra galimybė visiškai atsisakyti popierinių sąskaitų. Mes svarstome, kaip žmonėms pateikti, kad jie suprastų, jog geriau jų atsisakyti. Nėra reikalo kaupti popierinių sąskaitų. Žinau, kad daugelis jas namuose laiko krūvomis, nors bet kokiam reikalui ir ginčui, visi duomenys yra kompiuteryje, serveryje. Iš ten viską galima pažiūrėti, atsisiųsti ir pateikti ataskaitą apie bet kurį žmogų ar bet kurį būtą. O informacija, ar žmogaus sumokėjo ar ne, taip pat yra kasos dokumentuose ir serveryje. Viskas išsaugota. Todėl manau, kad reikia judėti link to, jog būtų atsisakyta popierinių sąskaitų. Juk pavyzdžiui, mobiliojo ryšio operatoriai puikiai išsiverčia be popierinių sąskaitų ir žmonės moka be problemų. Lygiai taip pat ir čia galima tiesiog prisijungti prie mūsų sistemos ir ten pat atsiskaityti.